Radau fainą vietelę. Parodysiu mano šiandien, ką valgysim. Pietums pusę kelio nuplaukiau. Čia yra mano mini virtuvėlė. Labai gerai susikomplektavęs esu, tai patinka man jinai. Tai turiu degiklį. Čia yra įrankiai, peilis ir dar vienas degikliukas. Šitą indelį telpa puodelis, šitas iš Dekatlono, šitas titaninis iš kiniečių. Čia nežinau, čia yra pusę litro, gali 750 ml. Tai labai gražiai telpa viens į kitą, viskas susideda, užsidaro, va maža, reikia tik tais balionėlį. Tai balionėlį galima mažesnį, galima didesnį, kaip kam patogu. Aš imu didesnį, kad nereikėtų man vargti labai ilgai. Tai pasiemam, užsisukam degikliuką. Degikliukas iš AliExpress'ą pirkau, nepamenu, mokėjau gal kokį 10 ar 12 eurų. Tai va, pasidedi šitą. Šitas įsipila vandenuko ir bus kavytė. Ir šiandieną dar pamėginsim pasidaryti, turiu kareivišką davinį, lietuvių armijos. Tai va, buvo prašymų, kad parodyčiau, kaip visas tas dalykas ruošiamas. Tai teko, kai keliavau iš Vilniaus į Ventės ragą, iki Marių teko porą kartų valgyti. Tai visai geras dalykas, jeigu greit nori pavalgyti, ant vandens įpylė, sušilo ir turiu visokių šokoladukų, riešutukų, sriubyčių, dar kažkokių visokių. Tai labai fainai. Tai va, atsisukam dujas. Viskas susidegė. Ir laukiam, kol užvirs. Vietelę gerą radau. Faina kažkokia žvejų vietelė. Čia va kelmų pora, matos takelis atėjimo. Šaunuoliai va šiukšlių maišą pasikabinę, neprišiukšlinta, tvarkingi žvejai. O čia yra įteka į Ventą Dabikinį. Upelis yra toksai. Kiek pamenu, jis pro Viliošių restoraną teka. Tai jau realiai pusė kelio yra nukabliuota. Oras pasakiškas. Kas va dar įdomu. Sakau, pavasaris. Jau gėlytės. Gėlytės jau medeliai. Medeliai jau lapų daug. Jau lapai visai tokie super. Greitai bus viskas žalia. Jau norisi tos šilumos. Iš įrankių, ką vežuos, tai turiu tokį peiliuką. Čia padovanojo man mano krikštasenis, toks labai fainas, nedidelis, kompaktiškas. Paskui nusipirkau, labai fainas dalykas yra Dekatlone pirkau. Tokias va šaukštas, šakutė, labai patogus, labai, pavyzdžiui, man labai patinka šitie įrankiai. Maži, patogu valgyti, susideda į tokį dėkliuką. Tai rekomenduoju. Dekatlone gal 12 eurų kainavo. Turėjau kitokius, tai buvo nepatogus, ten iš kiniečių buvo atsiuntęs titaninius, tai va, labai geras dalykas. Puodelis irgi iš Dekatlono. Irgi labai fainas dalykėlis. Tuoj vanduo užverda ir eisim daryti kareivišką. Ai, dar va tokį turiu nusipirkęs čia iš kiniečių, irgi atsisiunčiau tokį mini degikliuką. Anksčiau šitą naudojau, bet
Jam reikia žiebtuvėlio, bet jis labai toks mažas, kompaktiškas, tai irgi, pavyzdžiui, visai neblogai kaip atsarginį variantą vežiotis tokį. Sakau, pirmą kartą, kai plaukiau, tai buvau tiek prisėmęs tokių dujinių viryklių, ten tokių nesąmonių buvau prisėmęs, kad dabar atsikračiau visų tų didelių daiktų, stengiuosi mažinti, lengvinti, kad nereikėtų tampyti papildomą svorio su savim. Kavytė tokia. Šiaip kavos nelabai mėgstu. Bet kelionėse kažkaip va tas 3 vienave visai neblogai sueina. Einam bandyti kareivišką davinį ruošti. Maisto davinys yra traškinta kiauliena su ryžių koše. Tik tais, kad pasibaigus yra šitas pasibaigęs galiojimas. Nieko, aš manau. Porą mėnesių pasibaigęs, tai pažiūrėsim, kas gausis. Jeigu ne, turiu kitą maisto, bet būtų įdomu šitą pabandyti. Tai ką mes čia turime? Turime džiūvėsiai, migdolai, čia tos spirito tabletės, degtukai, servetėlė, šaukštas. Čia yra šita, kur pasidėti sauso spirito tabletės, kad būtų galima, kad nesidegintum šitos žolės ar kažko. Tai čia yra visas šitas maistas, o čia yra šitas šildymo maišelis. Tai šitą maišelį reikia įpilti vandens, instrukcija visa parodyta, kaip ką reikia daryti, atplėši, įpili vandens, įdedi šitą į vidų ir 15 minučių ir valgai. Parodysiu, kaip viską šitą daryti. O čia dar turim rūtą šokoladą, juodą, džemą, kramtomos gumos. Tai dar yra kažkoks būna užpilamas gėrimas arba sriuba kažkokia būna. Čia yra tirpus gėrimas apelsinų skonio ir juodoji arbata. Tai va tokius dalykus labai, čia pusė dienos to maisto užtenka, cukraus dar yra. Tai dabar tada šitą dalyką reikia suspaudyti, nes aš vieną kartą dariau nesuspaudęs, tai man buvo prastai gavos, nes viena pusė visa toks gumulas buvo ir jis normaliai nepašilo. Tai aš tai dabar susispaudau jį normaliai, išsilyginu, tada imam šitą maišelį, maišelis atplėšiam šiukšlės į kišenę. Dabar ten yra viduj toks tas elementas, kuris kaista. Tai čia yra parodyta vandens įpilti iki šitos linijos. Tai taip ir padarysim. Tikiuosi, kad sušils viskas ir reakcija įvyks. Vandens pripyliau, iš karto girdis kažkoks garsas, vyksta reakcija. Truputis tą vandenį reikia gražiai pateliškuoti, kad normaliai pradėtų reakcija vykti. Ir tada greitai kišame savo patiekalą į vidų. Tik tai čia viskas susispaudė, tai nelabai gerai.
Šitai užlenkiam. Šitą visą dar jau pradėjo storėja, kaista viskas. Ir aš visą šitą dalyką įkišu dar į šitą maišą. Į maišą į šitą pakuotę. Tada į šitą maišą. Ir paliekam kokiai 15 minučių. Čia viskas yra karšta. O, kaista jau normaliai. Šitie sausainiai, tai čia dantim įsilaužyt. Čia džiuviesiai, tai esu valgęs, tai ojoj. O, migdolų riešutai visai neblogai. Šaukštas yra, va tas šaukštas irgi neblogas, va galima pasilikti jį su juo. Toks tvirtas daiktas, degtukai. Spirito tablečių niekada dar nenaudojau, tai va galėsim pagriaužti visų šitų gėrybių. Čia yra numeris 1. Variantas numeris 1. Tai ką, 15 minučių prisijungsim dar kartą, pažiūrėsim kaip sekasi, kas gavosi. Šitas daikčiukas karštas, o žiauriai karštas. Tai va tuoj dar kokias 5 minutės palaikysiu ir bus galima bandyti ragauti. Čia va tokį stalelį pasidariau, mini. Gerai, kartais žvejų vietos gali visokių įdomių dalykų rasti. Čia netgi būtų galima palapinę kur nors. Čia va lygesnė vieta. Nusimetė į palapinę ir miegok. Su baidarė gerai keliauti, nes visada yra kur atsisėst. Pasiėmiau tų dantų laužytojų ir migdolų. Ir va, kol šyla maistas, išgersim kavytės. Ramiai pasėdėsim, pailsėsim ir galės toliau link Viekšnių ir klot. Kažkada bandžiau valgyti tuos šokoladą, ten užsitepiau, džemą tepiau, bet sakau, čia žiauriai, tokia šitį burdą turi laukti, kol išbrinks, tada gali kramtyti. Ne kažką. Bet kai plauki ilgas distancijas, tai visai neblogai yra tokių. Įsidedi burną, palauki, išbrinko, sukramtei. Kai laiko yra, tai gali va. Migdoliukai. Toks. Nors ir pasibaigęs galiojimas, bet be problemų galim valgyti. Kažkada teko bandyti pasibaigusiu, 2 metus buvo pasibaigęs galiojimas. Tai ten jau buvo šokoladas, buvo pabalęs, migdolai jau buvo tokie sudžiūvę, ne kažkas. O čia porą mėnesių tai nieko baisaus galima naudoti. Nu, pasakysiu paskui, kai paragausiu tuo kiaulienos troškiniu. Radau twisterį, o tada dantuojant kokių gaudo lydekas. Ką, praėjo jau 15 minučių, tai bandom. O, čia karšta viskas. Įsiemam šaukštą. Šaukštas labai geras, toksai tvirto metalo. Tvirtas toksai šaukštas, ne metalo. Viskas šilta, karšta. Vandenį, likusi vandenį ten išpilam. Viską gražiai
Šiukšlės visas susidedam į maišelį. Čia yra toks atplėšimas padarytas jau specialiai. O, kvepia neblogai. Valgiau, neprisimenu, kokius aš ten anksčiau valgiau, bet buvo vienas su grikiais vištiena liktais, kitas buvo kiauliena su kažkuo, bet irgi nepamenu, bet su ryžiais ir kiauliena, tai turbūt pirmą kartą valgysiu. Atrodo viskas o šitaip. Viskas karšta. Ką skanaus? Aišku, būna ir skanesnių patiekalų, bet kai keliauji ilgesnės kelionės, tai toks, ypač per kokį lietų, kai lyja, kai šlapia, kai nesinori ten kaist vandens virinti ar kažką kepti, tai va tokį pasidarei. Labai geras. Geras šiltas maistas, sušilt. Tai reikės, sakau, pabandyti amerikietiškų, olandiškų, prancūziškų. Pažiūrėsim, bus galima palyginti, kurie skanesni. Kaina, tai aišku, ten tų didesnė yra ženkliai, bet šitas kainuoja apie 3,5, apie 3 eurai kažkur. Skanu. Skanaus valgantiems. Čia yra 10 kamienų liepa. Irgi va tokių visokių įdomių dalykų gali rasti, plaukdamas Ventos pakrantėse. Įdomi vieta, įdomus medis. O Ventos didžiausias Lietuvoje intakas tai yra Virvytė, kurią mes su žmona kartu praplaukėm pernai metais. Tai buvo, gavosi apie 50 km per 2 dienas su viena nakvynė. Tik tais vat Virvytė yra labai sugadinta upė žmonių, nes labai daug užtvankų. Tai ten mažam atstume yra tiek daug užtvankų, kad ojojoj. Upė visiškai sugadinta. Nei žuvis ten gali migruoti, nei normaliai su baidare gali plaukt, nes už užtvankų praktiškai vandens nėra ir tenka temptis tą baidarę, tai jeigu vandens mažai, tai iš vis ten yra vargo vargas. Vargo vakarienė, kitaip sakant. Bet va, praplaukiau ir šitą upę, didžiausia Lietuvoje Ventos intaka. Priplauksim, paskui parodysiu, kaip atrodo tas intakas, gal droną pakelsiu, tai irgi tokia įdomi vieta, kur susilieja 2 upės. Prasideda pušinėlė jau.
paukščiukai čiulba, kaip sakoma, žemaitiška paukštelė pipaun. Yra tokia įdomi daina. Jinai yra skamba šitaip: venta, 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 to žemaičiam šventa, tavo dogna maura, lent per širdį kiaurą. Tai čia yra visiškai teisybė apie žmonės, tie, kurie gyvenę, užaugę prie tos upės, tai yra šventa jiems. Valgo riešutukus. Aš dabar filmuoju tai su GoPro, tai su telefonu. Bandau, pažiūrėsiu, kaip gausis, kas sekančia kelionė, kur bus ilgesnė, tai kad būtų įdomesnių vaizdų ir pačiam pažiūrėti, ir kitiem parodyti. Tai vaizdas bus truputį iš GoPro, truputį iš telefono, iš drono. Taip, tokia akmenys ventoj. Ir tokių nemažų pasislėpusių akmenų yra. Tai plaukiant vis tiek reikia žiūrėti. Negali labai atsipalaiduoti, ypač kur srovė, nes gali užkliūti. Ir jeigu baidarė sunkesnė, tai galima ir apvirsti. Tai reikia stebėti upę ir jos povandeninius akmenis. Nes nemažai, tai iš tikrųjų nemažai didelių tokių akmenų praplaukiau. Matosi, vanduo pakankamai skaidrus, tai matosi jie. Ir šiaip matos, kaip plauki, toksai kaip verpetas vandens gaunas. Tai vat, jau tos vietos reikėtų vengti ir apiplaukti kažkaip tą vietą. Tai va, mes judam toliau į Viekšnių pusę. Šiaip buvau nuėjęs prie Viekšnių malūno, ten kur pylimas yra, tai viršui srovės praktiškai nėra, nes čia kur įteka virvytė, ta venta darosi platesnė, srovės mažiau, o kur nuo pylimo nuteka vanduo, tai ten jau burbuliuoja vandenukas. Tai ten bus įdomu, ten su vėjeliu lėksim. Tai dabar vat, iki Viekšnių malūno reikia papumpuoti ir tada parodysiu, kaip atrodo Viekšnių malūnas, kaip atrodo užtvanka ir ten įdomu bus. Nes čia dabar plauki kažkaip, nežinau, toksai va platėja, srovės nebėra. Įdomiau, kad truputį tave ten pataško. Bet šiaip linksma liks. Štai priplaukėm Virvytės ventos antaką. Va čia Virvytė įteka į ventą. Čia va Virvytės pabaiga. Iš ten parplaukiau. Ir dabar plauksim ten. Čia va venta jau labai išplatėja, tai tokia plati bus iki Viekšnių malūno, iki užtvankos, o paskui jau pradės sraunė, ten bus įdomu. Tai pabandysiu pakelt droną, truputį vėjas pakilo, bet manau, kad išeis. Parodysiu iš aukštai, kaip atrodo šitas visas grožis. Įdomi vietelė. Čia gylis nemažas prasideda jau. Daug žvejų čia važiuoja neblogai. Žiūrėkit ką. Nežinau, matysis, nesimatys, bet ką radau. Nemažai varlių. Kažkodėl šita vieta Viekšniškių yra vadinama Raudonskardžiu. Ten atsiveria toksai įdomus vaizdas. Į vieną pusę matos upės ir į kitą pusę matos upės vingis. Tai taip įdomi. Raudonskardis kažkodėl pavadintas. Ir visi žino, kaip Raudonskardis. O čia dar įdomu būna, čia yra tokia didelė kilpa ventos. Ir čia būna praplaukimai, toks būna įplaukimas nedidelis ir įplauki tokį kaip ežeriuką, kaip prūdelį. Tai tie dalykai vadinasi žiemos sodai. Priplaukiau Viekšnių malūną. Čia yra Beždžionių tiltas.
į pušyną, kur galima eit pasivaikščioti iki Virvytės antakas. O ten va Viekšnių malūnas. Paveldas. Tai bandysim persikelti per užtvanką. Čia yra didžiausia užtvanka iš tikrųjų. Bent va šitam ruože, tai čia yra ką veikti, persinešti viską. Tai va, apibendrinant šios dienos plaukimą, kadangi jau pasiekiau Viekšnius. Super. Vienos dienos labai geras gavosi plaukimas. Jau matosi Viekšnių pilaitė. Matosi Viekšnių kaminas. Ir praplaukiu čia tiltą ir viskas, ir bus finišas. Tai va, išplaukiau apie 11 valandą. Dabar turime 4, po 4:07. Tai oras pasakiškas, neskubant, pafilmuojant. Parašysiu kiek kilometrų kažkur čia arba čia, kur gausis, ten parašysiu, kiek panašiai praplaukiau. Tai va, o laiko atžvilgiu, tai sakau, srovė nemaža, neša gerai, nereikia čia labai draskytis. Super. Tokios kelionės man labai patinka. O kodėl plaukiu vienas? Manęs dažnai paklausia, kodėl plaukiu vienas, o ne su kompanija? Su kompanija yra neįdomu. Čia vienas plauki, kur nori ten stoji, kada nori išplauki, kada nori parplauki ir nereikia galvoti. O kai su kompanija, tai kiekvienas su savo kaprizais. Žvejų pilna, visi žvejoja, kažką tis gaudo, nieks nieko nepagauna. Kaip žvejyba? Pagavo džiabrių? O, aukštai pylimą nieks nepagauna.
Tai va, yra ta užtvanka, kur buvo, tai jinai nepraleidžia, ten yra žuvtakis padarytas, bet nepraleidžia, žiobris nepakyla į viršų, tai kažkaip ten nieko nepagauna karšiukų, kuojų, šapaliuką vieną kitą, o čia, pavyzdžiui, va, jau žemai pylimo, tai iškart žiobrių pagauna žvejai. Šiandien buvom su draugu šito, buvo draugas pažvejoti, porą kibimų buvo, vieną koją ištraukė, bet su žiobriais nieko gero. Nieko, tuo atšils oras, ateis čia, bus žvejams ir žvejų šeimoms ką pavalgyti. Šiaip smagi žuvis žiobris, bet tokia. Čia būna nedidelės, tokias visos standartinės, apie 700 gramų. Tai va, visas pakrantės nusėstas žvejais. Kažką bando gauti. Akim? Nieka? Vikšnių tiltas. Čia mano yra mėgstamiausia žvejybos vietelė. O aš čia nuo to tilto esu nemažai žuvies pagavęs. Tik tai kartais būna ką veikti ištraukties. Šitoje vietoje venta yra išplaukiata, išnardyta. Viskas visur žinoma buvo. Į vieną ir į kitą pusę va nuo Viekšnių. Tai čia per tiek metų visai išnagrinėta, ištyrinėta. Čia mūsų buvo pagrindinė maudykla. Čia eidavo maudytis. Birželio mėnesį laukia kita kelionė.